Dabar esu Kiote. Aš atvykau į Momojamos geležinkelio stotį. Na, matote, čia gražus miškas. Čia apskritai turistai neatvyksta. Ramiai galima vaikščioti. Čia yra būtent pilies įėjimas. Ir būtent čia yra pilies vartai. Nu, gražiai atrodo, ne? Tai va, taip atrodo. Ši pilis vadinasi Fushimi pilis ir pirmiausiai buvo pastatyta 1592 metais, bet keletą kartų buvo sugriauta ir paskutinį kartą ši pilis buvo sugriauta 1623 metais ir nuo to laiko ilgai nebuvo atstatyta. O būtent ši dabartinė pilis buvo pastatyta 1964 metais. Bet tuo metu buvo pastatyta kaip pramogų parko dalis. Na, būtent ši dabartinė pilis turi įdomią, smagią istoriją. Na, kaip sakiau, buvo pramogų parko dalis. O ši pilis būtent buvo pastatyta kaip pramogų parko simbolis. Na, kažkada buvo aplinkui visa vieta buvo pramogų parkas ir buvo žaidimai aplinkui. Na, negalima įsivaizduoti dėl to, kad aplinkui nieko nėra, tik gamta. Ir šita pramogų parkas vadinosi Fushimi Momoyama pilies Castle Land. Ir buvo atidaryta 1964 metais, bet 2003 metais buvo uždaryta dėl to, kad nebuvo daug lankytojų. Ir po to buvo planas nugriauti šią pilį, bet miesto gyventojai paprašė tam, kad išliktų šią pilį, nes, kaip matote, gražiai atrodo, ne? Labai detaliai gražiai buvo pastatyta, tai tikrai geriau nenugriauti. Ir po to Kioto miestas nusipirko šią pilį, tą vietą, na, būtent man. Ir turbūt jums įdomu, kaip atrodo viduje, bet dabar draudžiama įeiti į vidų, todėl negalima pamatyti pilies vidaus. Būtent sakoma, kad tikra pilis buvo kitoje vietoje. Čia nebuvo, būtent tikra pilis, kažkur ten kalnuose buvo kažkada.